Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą viešbutį pavadinimu Sakalas ir tai yra antroji mūsų nuotykių dalis, nors ir kažkas mums iškvietė policiją, vis tiek buvo smagu, tad gerą žiūrėjimą jums. Taigi galim pradėti eksplorinti ir viską darysim kaip ir buvom suplanavę. Pirmiausia, jis užlips į antrą aukštą, kaip matote nėra lango ir atidarys man pirmo aukšto langą. Žinoma, abu galėjom lipti per antrą aukštą, bet pagalvojom, jog tai bus įdomiau. Tokia kaip ir mini misija, mini questas, kažkas tai tokio. Na ką, ir esame jau pastato viduje, prasideda visos linksmybės. Žinoma, turim būti tyliai ir likti nepastebėti. Čia kol kas labai tamsu ir iš karto atsiprašau už prastą apšvietimą, nes flashlightas pusiau užsikrovęs. Dabar mes esam kavinė ir čia man patiko todėl, kad lubos padarytos iš veidrodžių, kaip ir sienos. Čia matot patį barą, iš tikrųjų neblogo stovi, neblogai atrodo, dar kaip tokiam apleistam pastate. Na ką, ir manau galim keliauti toliau. Čia kaip matot yra kavinės virtuvė, stovi svarstyklės, dujinė, na viskas kaip ir priklauso virtuviai. Ir čia gana šviesu, nes nėra žaliuzės. Štai čia yra tokios kaip ir rūbinės ar kažkas tai tokio, iš tikrųjų tiksliai nežinau, žodžiu keliaujam toliau. Štai čia yra eilinis viešbučio kambarys, žinoma šį viešbučio kambariai pusiau tušti, o kai kurie visiškai tušti, tad kaip ir nieko tokio žiauriai įdomaus. Žinoma, būtų įdomiau, jeigu būtų daugiau daiktų. Taigi, keliaujam į antrąjį aukštą. Šį visi viešbučio aukštai netgi beveik vienodi. Tai va, čia mato 2 metų kalendorių. Dabar biškį pavolkinsim ant šito stalo. Na ką, ir dabar vėl einam į koridorius. Iš tikrųjų, šitam aukšte dar labiau viskas tuščia. Bet vis tiek ėjo maždaug iki galo tam, kad viską apžiūrėti ir įsitikint, kad nėra nieko įdomaus, kad nepraleistumėm kažko tai įdomaus. Dabar, manau, keliavam vėl aukščiau ir žiūrim, ką turim čia. Mes esam 3 aukšte ir, kaip matot, čia radom kažkokią aparatūrą seną ir tuo pačiu ten žmonės pamatėm, todėl sakiau, kad turim būti tyliai. Gerai, čia apsižvalgėm, viskas taip pat vėl, todėl keliavam į 4 aukštą. Čia jau kažkas įdomesnio, iš tikrųjų. Šitam kambarį stovi kažkokios kėdės, gal kažkokie susirinkimai būdavo ar panašiai, net nežinau iš tikrųjų. Dabar pažiūrėsim, kas gero toliau, kadangi viskas kaip ir taip pat, tai eisim prie įdomiausio reikalo, tai palėpė. Iš tikrųjų palėpė man labai patiko, nes ten buvo įdomu ir žinoma gana creepy, tokie kaip ir tuneliai, turi vaikščiot pasilenkęs ir aišku ten žiauriai tamsu ir aš pamačiau kažką kitam gale, todėl nusprendėme eiti ten, nes iš tikrųjų labiausiai mes norėjom eiti ant stogo ir beeidami radom užlipimą ant jo, todėl žiauriai apsidžiaugiam. Na ką, ir dabar lipom ant stogo. Ir žodžiu tokį padariau kaip ir nedidelį editą, todėl smagaus žiūrėjimo. Tired of dealing with the same shit, getting caught up with the same chick. Try to stay up in my own lane, but sometimes you gotta lane switch just to get around the lame shit. I'm trying to show you where the pain sits. I know what I want, but it ain't this, and I'm feeling faded off my 8th hit. So basically, if I don't fuck with you, you gon' know soon. Cause the circle getting smaller every day, and there's no room. And my life seems to be going by so damn fast that I wanna tell you my whole story, but I don't think I could cram that, and I'm not afraid to die. Was afraid to be alive. Never thought I'd figure out what I'm supposed to do or who I am inside. Plus my mom worries, shit is stressful. Smoking got my ass so forgetful. Like you, man, I just wanna be successful. And trust issues got me so resentful. I don't fuck with feelings, nah. I'm just here to do my job. I'm just here to make a couple million and live it all up with my squad. And I wanna show the whole damn world what a fucking time it is to be alive. And if I never ever fucking make it big, I hope you learn something when you see me try. Taigi taip ir pasibaigė mūsų eksploringas, kažkas iškvietė policiją, kai išėjom į kiemą, prisistatė pareigūnas, klausė, ką ten darėm, bet greitai buvom paleisti ir tiesiog pasakė, kad daugiau čia neitumėm. Taigi, jeigu patiko šis video, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygiai kito susitikimo.